Nenoriu, matai, 2 balandžiai ant torto stovi. Ant torto yra 2 balandžiai. Palauk, neskubim tu ten. Matai, kaip filmuoja. Kur mes, Mariu, ėjom? Tiesiai einam. Pridėsiu raudoną kilimą, ceremonijos metu pirmoji pasirašys jaunoji, vėliau pasirašys jums pasirašyti senoji parašu. Žiedukais atkrisitės? Keisitės, Gerbiami jaunavedžiai ir svečiai, šią iškilmingą akimirką Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje bus registruojama Vaciaus Žilio ir Onos Mogėnienės santuoka. Mieli jaunavedžiai, šiandien visų mūsų akivaizdoje jūs duokite savo valia, gerai suprasdami pareigą ir atsakomybę vienas kitam. Jūs toli jausmų, pilnių siekių ir sutarimo vedami garbingai kūrėte šeimą. Nuo šiol jūs žengsite bendrų gyvenimo kelių, viskuo kartu kartus dalinsitės. Nuo šiol jūs pasižadate vienas kitą mylėti, gerbti, būti ištikimi, prisiekite saugoti savo laimę. Gerbiamasis Vaci Žilė, ar jūs esate tvirtai pasiryžę sukurti šeimą ir ar norite vesti Oną Mogėnienę? Taip. Gerbiamoji Ona Mogėnienė, ar jūs sutinkate tekėti už Vacio Žiliaus? Taip. Kurią pavardę pasirenkate? Mogėnienė Žiliuvienė. Atsižvelgdamas į jūsų abiejų sutikimą tuoktis bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių kodeksų, Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Gerbiami jaunavedžiai, savo sprendimą sukurti šeimą prašome patvirtinti parašais. Respublikos vardu Vacys Žilius ir Ona Mogėnienė Žiliuvienė skelbiami vyrų ir žmona.
Gerbiami sutuoktiniai, nuoširdžiai sveikiname Jūs ir prašome pasikeisti žiedais kaip meilės ir ištikimybės simboliu. Ir pasveikinkite vienas kitą sukūrus šeimą. Kiek Dievas duos, tiek ir gyvensim. Tik ne į mane. Ho! Turbūt jie turi, ne vieną. Masę pridavinėt gali. Turbūt ne vieną turi. Так Palangoj liep sakė lyja. Jo. Tai kad tai va. Matai, kaip gamtos skamba. Vėl tu mane. Tai kiek šitas fotografas už nuotrauką vieną jums? 10 eurų. 12 eurų. Taigi tik buvo 7. Tai aš 7. Šitas biški pigiau. Aš 10 samdykit mane. Valandą nevažiuos. Valandą dar čia turi būti. Jo kelių dar turi. Nu, pusę 5. Nu, pusę 5. Kaip kas atvažiuos? Nu, kas, jeigu tas ir anksčiau nuvažiuos, bus to. Nieko to. Dabar kviečiame jūs susirinkti į tą gražią pokylio salę prie to nuostabiai gražaus, nepakartojamo šventinio stalo. Prašom. Kviečiame visus prie stalo, kviečiame visus prie stalo, kviečiame visus prie stalo, mėlyjei svečiai. Kviečiame visus prie stalo, kviečiame visus prie stalo, kviečiame visus prie stalo. Ką galėsim pasakyti, labas vakaras.
jauniesiem, o svečiai apdovanoja jūs audringais aplodismentais vakar pradžiai. Negalvokit, kad vakar susipažinom, pasisėdėjom, o šiandien taip lengvai viskas ir praeis. Ne, tikrai ne, taip nebus. Reiškia, vyrai, aš iškart paprašysiu jūsų imtis darbo, kad ir kaip esat pavargę po sunkios darbo savaitės. Paimkite šampano butelius, atidarykite ir labai greitai papildykite taures savo damom ir ne tik, iš karto. Jaunimas, kai griebė už butelį, iš karto pripratęs. Atsiprašau, skaniau, jau. A yra, nu tai va, paplokim mūsų piršlelį liudininkui, ar kaip čia pasakyti, paprašysim atsistoti ir perskaityti viską, kas ten surašyta. Toksai Vacys Žylius, čia metų nesvarbu. Ne, su visais barkodais, kaip turi būti, paskaitam. Jie čia užsiaiškins paskui patys. Ir Ona Moginienė, na irgi metų nesvarbu, čia neaktualu. Dar ir moterį nebūtina žinot. Toks jausmas, kad prieš visų savai šnekas iš Tai jisai mėgsta, viskas gerai. Vienu žodžiu, jie būtų tenais, čia. Šiuolaikiškai, nekreipia dėmesį. Na, vienu žodžiu, Vacys Žylius, atsiprašau, su Ona Moginienė susitokė su žemė, nežinau, su mane žėlus. Na ką dabar tapo vyras žmona kartu. O, bravo! Na, tada tai šių metų Liepos 24 dieną, valandos nėra. Tu žinai ją? Be 12. A jūs ten buvot? Buvo. Pamiršau. Vos radau, kaip iš ten išeit. Pas mus Palangoje daug mažesnis. Nu tai kągi, skambant audingiems paimams, atsistokit visi, perduokit šitą dokumentą mūsų jauniesiem. Apsidovanokit bučinukais. Dar kartelį bučinukai. Šiandien dar galima, rytoj jau nebebus. Nu į plojimai, brangieji, Dieve, kad... Aha. Jau galima prisėsti, tai galima prisėsti. Jo, jau nieko nepadarysi. Man labai patinka, kai manęs klauso, stot, sėst, gult, galiu įsijaust, kaip sakė. Ne, vakaras jau, vakaras gult jau galima, bet tiek to, tai mes pašnekėsim vėliau. Na ir brangus, čia prie kiekvieno iš jūsų yra po tokį gražų balionėlį padėta. Prie kiekvieno, ne veltui. Aš labai norėčiau, kad jūs paimtumėt jos ir pripūstumėt, kad jie taptų baliono formos. Moka tai ir išpūstų mokėsit, dėlės jauninkit. Martyna. Ne, tokio baisokio nereikia čia, tai... Va. Na, iš karto matos, kas rūko normaliai čia. Balionas vos nuo laiko kyla į viršų. Ja. Na, paimam į dešinę ranką, pripūstą balioną ir pakeliam aukščiau galvos. Į kairę mes per dažnai einam. Na ką, brangieji, iš tikrųjų, kad suprastumėm, kad šventė prasidėjo ir kad mes švęsim jau kaip reikalas, norėčiau, kad į kitą laisvą ranką, į kairę, paimtumėm šakutes. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, negailestingai susmeigsim šakutes į balionus ir sukursim vietinės reikšmės stiprų fejerverką mūsų jauniesiem. Pradedu skaičiuoti. 1, 2, 3. Ai, tiesa, užmiršau pasakyti, mes jau, kai prasidės šokiai, šeimininkės liepė susirinktus likučius balionų. Na kągi, brangieji, ir paimkime šampano taures į rankas, atsistokime ir iš visos širdies mūsų jauniesiem kartu su mumis. Džiaugsmė
vyrus lyg dugną. Į dugną išgėrus atsisės? Ne, aš Na, kągi, brangus seneliai, kadangi nuo ryto nieko nevalgėt, žinojot, kur atvažiuosit ir ką veiksit, esat labai išalkėt, o mūsų šeimininkas va jau nekantrauja jūs atgaivinti. Galima vienu žodžiu. Vienu žodžiu, Galima. o aš pasakysiu dviem. Gerai. Ir nepavyko. Na, kaip supratau, pats jis nieko nebesakys, neteko žado. Čia buvo nepalinkėjimas, beveik nuskambėjo kaip įsakymas. Čia jau nebėra ką pasakyti. Na kągi, o dabar tiesiog, kadangi ratelis apsisuko, čia jau matau, sėdėm taip, nu, šypsenų veidė, nebėra kažkaip. Ir žinau dėl ko. Tai siūlau tostą už tai pakelt, kad visi šitie palinkėjimai išsipildytų su kaupu. Prašau, brangus. O, pradedam palinkuoti. Ir nekreipėm savęs. Mes pradėsim, jūs pabaigsim. Tinka, ne? Gerai. Stovi malūnas prie kelio, saulės senai vakaruos, turi mėnulis upelį, klausosi mano dainos. Sublizgėm visi. Noras snieg, noriu papasakot noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdį. Kas šitą? Ne iš tos pusės. Įpilkit jam dar vieną taurelę. Nesakė vokiškas normaliai. O jeigu iš dušios arba taurelę? Čia iš senukų. Arba kavą. Nu, nieko tokio, Viktorai, bent jau dvi merginos be nervų iš šono liks. Nu, čia vat, aš jau matau poną, kuris, va, netgi dviese susisėdė normaliai, bet vienam žiūriu normaliai, pasiskė tris merginas prieš šoną, kaip turkų sultanas sėdi, kai jisai. Pagelbėsi to gal? Be problemų, ne? Ne, bet jūs nei kolega, jūs į merginą žiūrėkite, taip žinai. Sakau, man čia davė, tai būtų dabar jau vėlupsim, žinai. Atsistokit, pažiūrėkit. Nutinkime kažką mandrė. Pakelkite taurelę, irgi matyt, tą latvišką duoną savo padarė. Nu, paragaujam ir pamėginsim dar kartelį. A jūs čia ne vandenį gerat, ne vienas raumenėlis nesujudėjo iš mane. Aš tai susiraukiu normaliai bent jau. Nu, pamėginam dar kartelį. Aš supratau. Merginos girdėsit vis tiek jau, kai susinervins. Na kągi, a jūs žinokit, ten per reikalą šypsotės. Matot, reikalas yra tame. A jūs čia nesušalsit, ne? Gerai, atvarkoju. Jo, sustingęs kaklas rytoj. Na, paprašysiu jūs atsistoti, nes matot, jūs labai strategiškai gerai sėdit, nes jaunieji po ranka ir piršliai labai netoli. Ypač piršliai. Va, apie ką kalbam. Tai jau prižiūrėsit visą šitą stalo pusę. Pabandom. Ne, čia kondicionierius gerklės užšaldė, šaltas oras eina. Keliam taurę, nieko nepadarysim. Nu. Mažiau laikyti reikia. O, čia gerai. Nu, čia palauk nėra. Tiks.
Mes nepaisysim Lietuvos Respublikos įstatymų. Išdykusi direktorių turėsim velniškai. Nu ką, prisipirkit taurę, atsistokit dar kartą. Nenoriu pasisektų man šitai. Merginos, jeigu vyrai išeis ten parūkyt ar papliurkt ar ką, išdykėlį turėsit, kuris šokdins. Jisai šį vakarą, kaip sako, per visą vakarą su visom čia esančiom damom panelėm merginom žada sušokti po 8 šokius su kiekvienu. Palaukit, negerkit, kur jūs bėgat. Esat velnių priedas, tai užsidėgat ar dar. O? O, gerai. Man dabar užkvirkinam kepurinio pasitaisom per vidurį nosies, tas jo, o? Jo, jau jeigu jau ragus montuosit, kad būt normaliai. Paplojom, da to nebuvo, mes turim praktikai, kad ir direktorius, ir dar toks išdykęs. Oh my God. Na ir kągi, dar ten žiūrinėjau, reikalingas vienas mūsų vadovas. Aš dabar taip žiūriu, matau. Paprašysiu jūsų atsistot, jūs sėdit kampe strategiškai gerai įsitaisęs. Žiūrėkit, ar jūs galite mūsų svečiams nutaisyti griežtą veidą išraišką? Čia buvo griežtą veidą išraišką. Matot, reikalingas yra tame, kad išėjus į lauką iš karto gatvė eismas. Jeigu nueisi į kairę ar į dešinę, gali ir nebepareit, čia Vilnius. Palangoj tai visur, kur beidom, visur pataikysi, arba į Kretingą, arba į jūrą. Kaip sakyti? Ten jau paklys nėra, kur, o čia Vilnius gali ratai sukt visą likusį gyvenimą, kaip sakyti. Ir reikia priežiūros. Manot, kad tokį išdykusi direktorą dabar prie laiko. Čia kai tos vaizdų dabar, suprantat, maža ką koks užsiparins, tarp mūsų šnekant. Tai jau šiek tiek su apsauga padirbsit. Nesvetimas, matau, darbas, ta griežta veido išraiška, raumenus pademonstruokit normaliai. Tai kur jūs į antrą pusę raumenus darą? Į priekį? O, žinokit, kad nebūtų problema, suprantat, mes čia su jaunaisiais ilgai derinom per pažintis, varėm, sužinojom, kad daktarų kompanija bankrutavusi ir Kaune, bet liko įrankiai. Tai sakė, paskolinant vieną įrankį naudoti galima tik čia vietoj. Po darbo jau, kai važiuosit namo, gražinsit jauniesiems, jie nuveš gražins, kaip sako, po parašu. Nu, žinot, mažo ką, neklausys ar dar kažkas tokio yra. Labai galingą ginklą. Dedatės į kišenę, pažiūrit, kaip veikia, netaikom į mane. Aš dar noriu pagyventi. Aha. Vienas ginklas ir antras, ten pat normaliai, kaip sakė. A neužsikiš per didelį davėm. Pakeliam taurę, užtvirtinam. Nežaiskit čia ginklas. Paplokim apsaugos vadui, kuris prižiūrės, kad mums nieko blogo nenutiktų šiandien. Ir dabar visus vadovus paprašysiu atsistot, kurie gavo pareigas šį vakarą. Aha, čia taip neblogai. Aha, labai gerai, tvarkoju. Šilbukai, o, vai. Ne, nu ko jūs norit, prezidentė, moteris, Seime, moteris, nu, namuose irgi, žinokit, nu, parėjo mano draugs namo, supranti, ir panorėjo būt baisiai mandras, žinai. Galvoja, čia šūstras papūsiu, žinai. Prie savo žmonos už tvantakių pagavo, žinai. Saka, aha, kažko bangų negauda pas tavęs čia, supranti. Ryšys prastas. A žmona, supranti, stovėjo, kelnes pratraukė, sakė, su tokia antena pagausi tu ryšį, sakė. Nu, tai žinoma, kai moteris valdo, suprantat. Na, brangiai direktoriai, apsauga, reiškia, darbas jūsų nuo šios minutės labai griežtas prasideda, o tam, kad mes pasirašytumėm sutartį, jūs turit kartot paskui mane. Ir tuo pačiu darbo sutartį pasirašysim ir darbas prasidės, viselė teisės visi patenkinti. Jo. Panašiai, po to jau pratesim. Tai valdžia dabar kartoja paskui mane. Skaidrioji mūsų. Jo, teisingai. Kur esi? Ant šio stalo?
ir sandėliukai. Mes laiminam tave šį vakar, rytoj ir dar 2 savaitės pas jaunosius namie pavaliaus. Ir atleist tiems, kas negeria. Jie nežino, ką daro. Valdžia susikaupiam. Garbė Lietuvai tėvui. Valdžia susikaupiam. Vis tiek pareigos nemenkos. Garbė Lietuvai tėvui. Jo. Sūnui puslitriui, kuris prasidėjo iš rūginės miltų, kentėjo butelį. Ja. Ir bus sunaikins per 2 savaitės pas jaunosius namie kvyti. Valdžia susgeriam, keliam taures valdžia. Apsauga, iš karto nusprendėt, kad sunkus darbas, reikia prisėsti, ne? Mano žinokit draugs apsaugoj dirba, sako, dieve atmi, kaip pavargau parą, miegu 3 laisvą. Prašom, valdžia, suvartojam. Prieš miegą. Nu ir suprantat, kaip sako, valdžia pradeda savo darbą, brangiai, bet jūs dar geriau žino tokį paprastą dalyką, kad jau sutartį darbą pasirašėm, o Lietuvos Respublikoje pagal tos įstatymus darbo metu vartoti yra griežtai draudžiama. Gero vakaro valdžiai ir linksmą vakarėlę mūsų svečiams. Nu, pažiūrima teisingai. Ai, ne, sėskite, o Jėzus Marija, negaliu žiūrėti. Taip, palauk, aš taip pamokinsiu, aš 27 metai kiekvieną savaitgalį šiandien žinai. Kišlelė, ką padarysi, va dabar akmuo į tavo daržą. Žinok, blogai padarysi, pradėsiu dainuoti apie Pietų Afrikos gyvūnus. Mokyk, kišlelį, mokyk, kišlelį, mokyk, tu jaunas buvai ir viską žinai, tu jaunas buvai ir viską žinai. Nes kol mes čia dainavom Piršlėnė, visą instrukciją jam čia perskaičiu. Kai dėjo kalbos jausi. Nu, pažiūram, kad... Ne от pagrindinę vieną radą, žinai. Maestro, kaip nebūtų liūdna. Dramblys, išlevis dramblys, išlevis dramblys. Negali pučiats, jam trukdas dramblys. Tiek to. Ne, aš griebčiaus paskutinio šiaudo. Nustokit, nereik pamūt, nieko nebus jūsų. Nu, ja, apodo. Aš galiu pradėti pasakyti žemaitišką, bučiau tai srek borna į borną. Ai, aukštai. Tada, kaip sakoma, bučiuotis reiktų lūpas į lūpas. Bandykit, jau. O, išdykėlis jau siaudri. Kelt, nuo kėdės, kad čia jas. Sako, būtinai užversk, nu. Šak. Ne, įsivaizduoju, sako, jau kiek sistemų atkalė, sako, kaip bučiuosimės. Žiūrėte. Ne, nu kuklumas neišpasakytas ant tos Lietuvos mūsų. Užsienį jau būtinai kambarį pabėgi. Na, atsistojam, paplokim, padrasinkim, neišraukti čia. Na, pabandom mes važiuojam. O ant stalo pakol kas.
Ne, o Jezu. Tragedija visiškai. Atsistokite abudu dabar. Dabar aš parodysiu, kaip reikia. Ką čia koks teismas, toks ir toks? Ne, nu tai jau čia blogiau. Man į savaitę tik vieną kartą vadovauti leidai, aš atsijimu už viską, žinai. Atsisukite viens į kitą dabar, gražiai, aš jums paaiškinu, nesikabinėkite, o gražiai atsisukite, spėsit prisičiupinėti. Jie takoja. Palauk, atsiuk, rankų dar nepaleiskit dar mane, ne. Aš suprantu, tą meklę, viskas fainai. Onutė, su savo dešinę ranką tu dabar apkabink savo jau mylimo vyro kaklą. Negriebk už sprando, bet apkabink gražiai. Va, prisitrauk biškį arčiau. Vasiukai, tu su savo dešinę ranką, aš kalbėsiu aišku kultūringai, uždėk ant savo žmonos eisenos, teisingai varai. O, labai gerai. O savo kitą ranką laisvą, kur turi, žinai, turi uždėti, supranti, ant antakių. Ne, ten, čia dabar taip kultūringai šnekas, antakiai ir iš priekio, žinok. Antakiai ir iš priekio, kur jeigu važiuosim iš viršaus, kur baigęs kaklas. Čiučiut žemė, labai teisingai. O nu, žiūrėk, dabar reiškia savo ranką, laikyk, nebijok, jau vyrus ir nebijok nieką. O nu, dėl savo laisvą ranką dabar kiši vyrą vidinį kelnių kišenį. Kiš rankiną, Gerai, tiks. Va dabar, suprantat, Onutė, čia tavo naudai viskas, va taip, tu visuomet sutiksi savo vyrą, grįžtantį po atlyginimą iš darbą namo. Tuoj gaus, nes. Kalti. Va dabar jis suspučiau jam. Paplojam, rai. Kalti. Aha. Nu va, dabar va tai viskas ir baisiai teisingai padarė. Žiūrėk, matys galvoja, rūpžiai, kiek tu eurų dingai. Atitvarkom atmintį, va. Prašom. Nu, va dabar žiūriu, didžioji dauguma gerai susitvarkius, bet mato tokiu greičiu šokį aikštelį, tai greičiausiai užmigtumėm. Reikėtų. 3-4 rankitės ant stalo. Pasiruošiam. Važiuojam. Nu, supratau dabar jau. Čia kas antras panoro, kad aš nuo jūsų atsikniščiau. Bet žinot, kaip dabar aš neprašysiu ir nežiūrėsiu į susimaišiusius. Netyčia. Tai pasakysiu sparnuotą frazę. Nu, kadangi mes čia esam Lietuvoje, Vilniaus sostinėje, o Lietuvoje žmonės pas mus yra sąžiningi, tvarkingi, atsakingi, be galo geri ir nustabus čia žmonės gyvena, tai kad pirštais nepaksnuoti ir nerodyt, kas susimaišė patys paprasčiausiai atsistos. Tu aš mačiau. Nu. Va. Paplana. Pasaka. Bet kaip greitai Ne, supratau, jūs iškelt norit. Prašiau jūs atsistot visų. Šiandien ne tik mes turim vestuves. Šią nuostabią šventę. Šiandien mes turim nuostabų gimtadienį, kurį švenčia mūsų jaunoji, mūsų Onutė, kurį švenčia šį vakarą nuostabų savo jubiliejų. Aš siūlau pakelti taures ne tik už vestuves, bet ir už nuostabų jubiliejų. O mes tiesiog padovanojame jums šią gimtadienio progą nuostabią dainą. Su taurėmis rankom palinguojam. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Ir dar kartelį. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo. Linkime tau, laura tu, su gimtadieniu, su gimtadieniu.
Viena iš gražiausių Lietuvos dainų nuskambės mūsų jauniesiems kaip pirmas jų šokis. Ai, pirmas šokis, tai gražu. Į miestą nusileido, o tu kažkur beviltiškai skubi. Užmiršk prašau, kas mūsų abu likščiau kaip žydė, mažytė mano sušiat nuostabi. Užmiršk prašau, kas mūsų abu likščiau kaip žydė, mažytė mano tuščiat nuostabi. Puikiausios gėlės numiršta tyliai po pilnų speigų, bet su tavim mažajam mūsų kambarėlį, mažytė mano už šiąnakt nuostabu. Bet su tavim mažajam mūsų kambarėlį, mažytė mano už šiąnakt nuostabu. Tik nerūdėk, nes paskutinį kartą galbūt rytoj nubusi tu viena. Argi dėl to, kad gidi šitai baisiai verta, mums ši naktis likimo dovana. Argi dėl to, kad gidi šitai baisiai verta, mums ši naktis likimo dovana. Мучаю тavo veidą, turiu nuslinko, aš nevertai. Užmiršk prašau, kas mūsų abu likščiau kaip žydė, mažytė mano tuščiat nuostabi. Užmiršk prašau, kas mūsų abu likščiau kaip žydė, mažytė mano tuščiat nuostabi. Užmiršk prašau, kas mūsų abu likščiau kaip žydė, mažytė mano tuščiat nuostabi.
mes nepaisėm gilių lietuviškų tradicijų, ten su valsais nesusidėjom, žinai, dabar, kaip sako, sistema keičiasi. Aš prašysiu jumis įsijungti svečių ratelį, dabar jau įsijungti va. O į ratelį dabar išeina mūsų didžiai gerbiami liudininkai per brūkšnelį. Ir kadangi, kaip sako, pirmas jaunųjų šokas buvo toks šiuolaikiškas, toks natūžas ir taip toliau, o mes esam, kadangi seni muzikantai, man iš tikrųjų 64 metai gerai atrodo todėl, kad mama šalituvę 15 metų buvo pamiršus. Visą gerai laikausi. O esam, kadangi tokia senos įkirpimą ir mes paisysim tų giliausių Lietuvos tradicijų mūsų, reiškia, tai dabar skambės Piršlelė polkelė, kuri truks 42 minutės. Piršlys moko, kaip reikia šokti visą vakaro metu. O ratelis sukasi. Kad balso stygų pertempimėm, labai teisingai jo, tai padeda išgyventi balso stygom. Nes dažniausiai būna taip, kad ryte atsikeli, po tokios dainos vaizdas yra karso jokio. Jo, iš jūs merginos Lipaitės. Paplaukit, vyrai, nesupratau, aš nevajamą. Gerai, merginos parepetavom, o dabar, nes matot, klausimas buvo tame, kas garsiau ir gražiau dainavo. Tik kad savęs mes turime negailėti, savo plaučių, savo energijos ir viso supratimo apie muziką, kuris yra pas mus. 3-4. Ferdinando, 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 Ferdinando.
susijungė vaikai. Ąžuolynas prisijungė prie Liepaičių, gaunam visą mišką normaliai. Ąžuolynas, kylam. Vada, mes čia sužiūrėsim. Reiškia, Ąžuolynas Izabela, Liepaitis Ferdinandina. Va, čia dabar toj bus viskas aišku. 3, 4. Izabela. Pakeliam taurės, brangiai, neatsisėsdami. Bet žinot, reikalas tame. Kai susijungė abudu chorai, šitą dainą įgavo prasmę, įgavo spalvas, įgavo nuostabų grožį. Ir negana to, visame tame aš girdėjau ir Ferdinandą, ir Izabelą. Aš skelbiu lygiasias, brangiais, puikiai atliko šitą sudėtingą užsienietišką kūrinį. Paplokit mane savo, keliam taurės link dugną. Labai gerai. Na va, dabar pradedu skaityti pasaką, svečiai žiūri, reiškia, ir tik išgirdę savo mamą, tėtį, krikšto tėvas pribuvėjęs, ar kas tik tai būtų kunigas, greitai pakilam ir apibėgam aplink visai ir grįžtam į savo vietą. Pasiruošę? Tvarkoje. Žiema. Sniego lygi kelių. Viename gražiame name ramiai vakarojo šeima. Neseniai jiems gimė pirmas vaikas. Suruošėme gražią šventę ir susirinks visa šeima. Kunigas taip pat džiaugiasi, nežinojo, kad ir jam bus smagu. Tėtis sako mamai, žiūrėk, kas ateina, matyt mūsų pribuvėjos. Pribuvėjos tikriausiai norėtų sužinot, kaip sekasi vaikui. Laimingam tėčiui ir mamytei. Na, o tėtis gyrėsi. Jūs tik pažiūrėkit, štai koks mano vaikas. Labai gražus vaikas. Šaunus vaikas. Kunigas taiga susirūpina. Ar išrinkom vaikui krikšto tėvą? Ir krikštamotė. Tėtis pasakė. Mūsų krikštamotė dažnai aplanko mus, na, o krikštatėvis sutaiso vaikų žaisliukus. Na, o pribuvėja paklausė, ar išrinkome vaikui vardą? Kunigas pabrėžė, svarbu, kad vaikui tiktų. Kad pats vaikas gerbtų savo vardą ir kad kaimynai nesijuoktų iš vaiko. Taigi visa šeima pasitarė ir pavadino vaiką. Vaikas Smarkiukas. Smarkiukas tikrai. Paplokime vaikui. Mūsų aktoriai atsistoja skambant plojimams, žemai mūsų įrengė mūsų
Plojimai audringi! Aktoriai dar susilakstė, grįžta prie stalo. Suskaičiuosiu ir tada to meilę savo
švies saulė.